Testuoti programinę įrangą mes galime rankiniu būdu, vizualiai galime patikrinti, ar gauname norimą rezultatą, tačiau tai užtrunka per daug laiko ir reikalauja per daug išteklių. Žmogus, kuris baigė šią programą, lygiai taip pat kaip ir programuotojas, jis lygiai taip pat tampa programinės įrangos kūrimo dalimi ir užsiema savo poziciją komandoje. Kompanija negali paleisti savo programinės įrangos, tai gali būti internetinė svetainė, tai gali būti mobili aplikacija. Nesvarbu, į ką tiksliai pažvelgtumėm, vis tiek reikėtų atlikti testavimą, reikėtų pasižiūrėti, ar programinė įranga taisyklingai veikia. Jeigu to neatliksime, gali nutikti duomenų nutekėjimo, galim susidurti su nuostoliais, kurie būtų neišvengiami. Galbūt vienas iš reikalavimų būtų tai kompiuterinis raštingumas, šiek tiek logikos žinių, jog suprasti, kaip yra aprašyta programa, kad suprasti, koks yra mechaninis jos veikimas. Tai galbūt būtų toksai esminis niuansas. Tačiau per didelių programavimo žinių tam tikrai nereikia. Mes galim aprašyti testavimo kodą gan paprastai, jau pasinaudojant turimais įrankiais.